Sveikos mano brangios svarstyklės, tai yra taro kortų prognozė jums vasario mėnesiui. Primenu, kad prognozė yra tik tai bendro pobūdžio. Jeigu jūs norite savo asmeninės prognozės, prašom tada pereikite mano elektroninę parduotuvę. Čia yra adresas būrimas taro kortomis, pasikeitė pavadinimas. Ir ten jūs galėsite pasirinkti jums tinkamą dėlionę, jums tinkamą būrimą. Ir užsakyti asmeninį būrimą. Arba rašykite man į Facebook Ask-Taro Liudmilos tarologinės prognozės. Taipogi galite užsakyti ir ten parašę man žinutę. Taip, pradedam nuo tokios kaladės, tai yra kvailio kaladė. Šitą kaladę aš taipogi turiu savo elektroniniai parduotuviai pardavime. Tai yra labai patogios kortos, jos yra plastikinės. Jos yra nesidėvinčios, nesiglamžančios, nesitepliojančios, jos yra amžinos. Va, žiūrėkite, jūs turėsite, jau įsigysite vieną kaladę ir jinai bus amžina. Taipogi labai patogu ir naujokam ir ne tik, nes yra kortos reikšmė surašyta ant pačios kortos. Čia yra tiesioginės kortos reikšmė, čia yra apverstos, čia yra atsakymas ant taip ir ne. Čia yra visi ženklai, zodiako ženklai ir mėnulio ženklai ir visa kita. Tai viską turite vienoj kortoj, viską matote ir galite mokytis iš tų pačių kortų. Tik tai parašyta viskas anglų kalba. Tokias pačias kortos turiu ir rusų kalba savo elektroniniai parduotuviai būrimas taro kortomis. Ten galite rasti, kam įdomu. Taip, pradedam svarstyklės. Kas jūsų laukia vasario mėnesį? Taipogi parašykit, kaip jums prasigrojo sausis, mano brangios svarstyklės. Kiek išsipildė ir kokių įvykių, labai smalsu sužinoti. Taip, vasaris, svarstyklės, pradedam. Pirma korta, fortūnos ratas. Antra korta, pentaklių karalienė. Žiūrėkit, mėnuo prasidės nuo kažkokios tai sėkmės ir pokyčio. Prasisuks jūsų fortūnos ratas, ane? Likimo ratas pasisuks. Ir, kur jisai jau sustos, priklausys nuo jūsų veiksmų, bet kad jūs jį pastumėjote ir jisai jau pradeda suktis ir vasario mėnesį bus kažkokių tai pokyčių ir tokių svarbių pokyčių, tai jau tikrai, ne? Tai yra paprastai fortūnos ratas, tai yra korta tokių fatalių pokyčių, kurie jums nulemti iš aukščiau. Tai yra pokyčiai, kurie jau, sakykime taip, jūsų likimo matricoje jie yra numatyti. Jie yra numatyti ir ateina su vasario mėnesiu, ateina periodas, kai prasidės tie pokyčiai. Taipogi stovi šalia pentaklių karalienė. Pentaklių karalienė tai yra žemės stichijos atstovė. Pentaklių karalienė gali būti jautis, ožiaragis arba mergelė pagal zodiako ženklą. Tai tokia moteris, jinai bus susijusi su tuo svarbiu kardinaliu jūsų gyvenimo pokyčiu. Tai gali būti jūsų kažkokia draugė, sesuo, jūsų kolegė, žmogus, kuris arba jūs pastumėsi tą pokytį, galbūt sugebės pakeisti jūsų pasaulėžiūrą, jūsų įsitikinimus, galbūt jums duos kažkokį labai naudingą patarimą, kurio jūs iš tikrųjų paklausysite ir paseksite tuo patarimu. Jūs jį, įgyvendinsit, ne tik praleisit ten tiesiog prausys vieną ausį ėjo, iš kitos išėjo, bet jūs iš tikrųjų suprasite, kad šita moteris duoda vertingą patarimą, kad jos patarimas yra dabar vienintelis jums priimtinas ir jūs galite jo pasiekti. Tai čia gali būti tas pastumėjimas į pokytį būtent šitos moters pagalba ir įtaka. Taip, aš imu antrą kaladę, išprotėjusio mėnulio taro ir žiūrim toliau, mano brangios svarstyklės, kas jūsų laukia toliau. Taip, traukiu kortą, svarstyklės, vasaris, pirma korta, mėnulis, antra korta, 4 kardai. Žiūrėkit, mėnulis tai yra visi tokie miglotumai, neiškumai, tokia miglota, tamsi, tiršta situacija, tuomet, kai jūs negalite kažkaip tai apsispręsti, kai viskas taip
daug abejonių, dviejonių, daug tokių kažkokių tai neaiškių įvykių. Tai gali būti melas, apgaulė, intrigos, apkalbos, melagingi gandai, šmeižtas, pavydas. Nu, žodžiu, pagal mėnulį pasiruoškite, mano brangios svarstyklės, kad apie jūs tikriausiai vasario mėnesį kalbės, bet jums už nugaros. Žinoma, jums ne į akis, jeigu tai ir bus kažkokia tai, sakykim taip, noras, ne, kažką tai pasakyti apie jūs, negero, tai bus padaroma jums už nugaros. Tai va, paprastai pagal mėnulį eina labai stiprus pavydas. Kažkas jums kažko pavydi. Ar tai darbo srity, arba jūsų sėkmės, arba jūsų grožio, arba jūsų pozityvumo, arba, bet kurio dalyko. Jūs suprantate, visada yra žmonių, kurie randa ko pavydėti. Ir ką? Atranda priežastį. Tai būkite pasiruošę, toks gali būti mėnesio viduriukas pakankamai sunkus, tokia tiršta energija, tamsi. Taip, ir korta 4 kardai, tai yra korta poilsio, gulėjimo lovoj, kartais tas poilsis būna priverstinis. Koks yra priverstinis? Jūs tiesiog tiek užsisukot savo bėgime, ratu kaip tavo verė, ne? Kad gyvenimas jūs priverčia sustoti ir pailsėti. Priverčia, duoda jums lygą. Susirgdina jūs, ne? Susirgdina ir išmuša iš to bėgimo ir lėkimo, kad jūs bent savaitę pagulėtumėte lovoj, atstatytumėte savo jėgas, pagalvotumėte apie kažką tai kito, o ne tik apie pareigas, darbus ir taip toliau, pasigilintume į save, į savo norus, atsikvėptumėte. Tai vienas variantas, kad gali būti poilsis, nes jūs patys jo norėjote, pasiėmėte ten atostogas ar dar kažką tai. Arba, jeigu jūs patys nesusivoksite, jūs kažkaip paguldys aukščiausios jėgos ir privers pailsėti. Taip, aš imu 3 kaladę, auksinio meno taro ir žiūrim toliau mano brangios svarstyklės, kaipgi pasibaigs jūsų vasaris. Taip, 1 korta Lazdų karalienė, 2 korta 7 taurės, 3 korta 3 pentakliai. Žiūrėkit, labai bus gera mėnesio pabaiga, ateina, persilaužys tos visos tamsios energijos ir ateis energija įkvėpimo, entuziazmo ir judėjimo į priekį. Lazdų karalienė tai irgi gali signifikuoti asmenį, gali signifikuoti moterį, ugnies stichijos atstovę, liūtas, avinas arba šaulys pagal zodiako ženklą, tokia labai temperamentinga, charizmatiška moteris, kuri irgi gali palaikyti, gali įkvėpti, motyvuoti ir taip toliau. Tai irgi su tą moterim tikriausiai turėsit kažkokią sąveiką, bendravimą, galbūt jinai irgi pakels jums nuotaiką, ūpą ir visa kita. Bus šalia, matysit, kad jūs ne vieni. 7 taurės tai yra galimybės, tai yra atsivers kažkokios galimybės, bet jos gali būti iliuzorinės. Gali atrodyti, kad jūs turite daug pasirinkimo variantų, bet iš tikrųjų jie gali sprogti kaip muilo burbulai ir liks tik tai vienas arba bent 2, daugiausia 2 variantai, kurie yra iš tikrųjų realūs ir kuriuos galima, iš kurių kažką tai rinktis. Kiti gali tiesiog, sprogti ir būti kaip iliuzijos ar fantazijos. Tai irgi neatitrūkit nuo realybės, įvertinkit labai blaiviai tas galimybės. 3 pentakliai tai yra korta mokslų, tai yra korta sutarčių pasirašymo, tai galbūt kažkas tai turės pasirašyti kažkokius dokumentus, sutartis, tvarkyti dokumentus, kažkur kreiptis, gauti dokumentus ir taip toliau. Galbūt kažkas tai eis mokytis, kažkur tai dalyvaus, kels savo kvalifikaciją, savo įgūdžius, gaus kažkokių tai papildomų įgūdžių, kaip dabar visą laiką kvalifikacijos kėlimo kursai, reikia patvirtinti tą, aną, įgyti tokį lygį, anokį lygį. Tikriausiai į mėnesio pabaigą jūs būsite užsisukę būtent šituose dalykuose. Galbūt patys planuosite kažką tai pasimokyti, galbūt jūs sudomins kažkokia nauja sritis, kažkur tai gali tai būti ir dvasiniai mokslai, nebūtinai, kad įgūdį gauti, bet, žodžiu, būsite ištroškę naujų žinių, mano brangios svarstyklės. Tuo aš jums ir linkiu. Kas norėtų asmeninės prognozės, prašom, pereikite būrimas Tarot kortomis LT.